aš, žinokit, pagėriau savaitę laiko, pas mane dingo tas traškėjimas tų kelienių. Visiškai jau jo nėra. Vakaras, tai Labas. aš esu neringa, jo vartoju jau ilgą laiką Labas pakankamai vakaras. trikampį. Mhm. Trikampį vartoju, nuosekliai jį, su šiek tiek pertraukom būna, bet dabar savo tokį iššūkį daviau, tai kolongardo geriu po visą, va, trižiūrių, tai tikrai net po kažkurio laiko man, žinokite, buvo ir raižymai pilvo, ir tiesiog nemalonus toksai jausmas. Tai tikrai, jeigu pasitvirtino tas, kad jeigu suvartoji vieną ar antrą pakuotę ir galvoji, kad jau viskas įsivaliai, tai tikrai ne su laiku vis tiek ir valgom ir visko iš aplinkos būna ir taip toliau, tai reikia vis karts nuo karto tai palaikyti. Tai labai pastebėjau, kai pradėjau po visą paketėlį gerti, kad pas mane tikrai mažėja pilvo pats toksai sluoksnis riebalinis. Kadangi daugiau pradėjau sėdimo darbo, jo sėdė daugiau prie telefono, prie kompiuterio, tai tikrai tas pasijautė. Tai dar noriu pasidalinti ir apie Jotflexą. Tai apie Jotflexą, tai ne tik tai reikia vyresniems žmonėms, žinokite, reikia ir jaunesniem, ir net nesportuojantiem, ir labai intensyviai sportuojantiem, kadangi aš pajutau jau senai, kad man tiesiog darant mankštą arba einant pradėjo labai traškėti kelieniai arba atsitupiant trakšti tiesiog ir man tas, galvoju, kažkaip nelabai patinka. Nu ir tokio lyg skausmo labai nebūdavo, nebent kažką labai intensyviai darau. Tai tada pradėjau, aš galvoju, gavau Jotflexą, reikia man irgi pradėti. Ir aš, žinokit, iškart po dvi kapsulės pasibandžiau, man jos tikrai labai patiko ir šiaip skanios nėra, kad tenais, kaip sako, neskanus, man tikrai labai jos, aš patirpinu dar burnoju daugiau, žinokit. Ai, tai nepraryji, man tai kažkas. Nepraryju, kartą aš dar patirpinu, žinokit, burnoju, pajaučiu tą tokį ir tada nuryju. Ir tikrai nėra, kad ten neskanus skonis būtų. Tai aš ką pastebėjau ir aš, žinokit, pagėriau savaitę laiko, pas mane dingo tas traškėjimas tų kelienių. Visiškai jau jo nėra. Ir anksčiau, kai būdavo tos diskomfortas pritūpti dar ką nors, tai dabar jau jo neliko. Ir dar ką pajutau, tai tarpumente man labai skaudėt pradėjo, nes irgi matomai nuo šito sėdimo darbo ir kažkaip taip, jo. Tai aš kai pradėjau gerti jį, tai man tokia šiluma ir tokia šiluma atėjo, kaip Astavas sakė, jai tirpimas, o man tokia šiluma pradėjo eiti ir aš taip išėjau vieną kartą, dar tik pirmom dienom pradėjau gerti ir taip jaučiu tokia ateina banga ir iki pat pirštų galių, kur galvoju, kas čia dabar, taip kažkaip taip vis taip ties pečiais tais. Nu ir man, žinokit, irgi kokių 4-5 dienų bėgi, man, žinokit, tas skausmas apmažėjo, aš jau ir miegot geriau galiu, nes tikrai būdavo toks diskomfortas, kad net negalėsi miegoti gerai. Tai tikrai labai nuostabus produktas ir tikrai ne vien tik reikia vyresniem, reikia visiems jo, žinokit, nes tiesiog taip. Aš kai dar sužinau, kad kompanijos mūsų įkūrėjas Leo su žmona vartoja juos ir jie dar jaunesni ir sakė dėl to, kad reikia, nes sako, sąnariam reikia. Tai galvoju, reikia ir man tikrai išbandyti, tai tikrai labai džiaugiuosi. Ir vartoju, sakau, ir visus produktus, Sunrise vartoju, tai va ir oda tikrai gražiai ir dažytis, kaip sakau, nereikia. Ir atjaunėjai, ir energijos turi. Ir Sunsetas lygiai taip pat. Miego kokybė, emocinė būsena, tai superinis produktas. Tikrai. Ir dabar. Taip. Tai va, mano būtų pasidalinimas toks. Gerai.